Liepos mėnesį iš tikrųjų mažiau mano video išleistų, todėl kad ir atostogos, ir pati dalyvauju mokymuose ir noriu pasidalinti. Būtent, kad kiekvienas nori gražių santykių. Ir nori gauti, bet nenori duoti. Nes iš tikrųjų dabar tokie laikai, kad mes žmonės pradedam tapti vartotojais. Aš vartoju kitą žmogų. Aš vartoju produktus, aš vartoju daiktus, bet aš vartoju kitą žmogų. Ir iš tikrųjų čia yra problema, kad žmonės, moteris nori vyrų, vyrai nori moterių, visi nori santykių, nori šeimos, bet nieks nenori dirbti. Ir buvau šeimos festivalį, tarptautinės psichologės Marinos Targakovos. Ir žinot, kas buvo labai įdomu, kad jos mokiniai, jie yra lektoriai, jau daug metų, jie patys dėsto, jie moko ir jie stovint scenoj prisipažįsta, kad net iki šiol jie mokosi, kad net iki šiol jie pyksta, kad net iki šiol šeimoje būna barnių, šeimoje būna momentų einančių link skyrybų, bet vis tiek kažkaip jie susitvarko. Tai nebūna tokių santykių, kur viskas idealu. Bet būna santykiai, kur abudu suaugę nori išsaugot. O ne taip, kad aš tave vartoju, man šiandien su tavim gerai, nes tu esi patogus ir patenkini visus mano poreikius, bet kai tu pradedi reikalauti savo poreikių, tai man nebepatogu, nes tada aš turiu duoti. O iš tikrųjų šeimoje taip ir yra, kad abudu turi duoti. Ne gauti, o duoti, nes kuo daugiau duoti, tuo daugiau gauni. Ir tai ilgas procesas, sunkus procesas. O būtent dabartiniai laikai, kur yra gausa visko. Tikrai, net ir kiek aš matau ir tie, kurie ties vargšutų riba, net jie turi visko. Sugeba gauti ir tada mes pradedam nevertinti. Ir dėl to trūksta to žmogiškumo, dėl to trūksta pokalbių, dėl to, kad mes reikalaujam, mes norim gauti, bet retas nori duoti. Ir pavyzdžiui, konsultuoju, aš noriu sutikti moterį, aš noriu sutikti vyrą, aš noriu santykių šeimos. Ir kai pradedi žiūrėti, pavyzdžiui, jūs galite net ir savo susirašyti, ką aš noriu gauti santykiuose, ką man reikalingas partneris ir ką aš noriu duoti. Arba pradėkit nuo to, ką aš noriu duoti. Ir tada pasižiūrėsit, ar jums tikrai reikalingi santykiai, ar jūs tiesiog norit kurti dėl to, kad man nuobodu, dėl to, kad man liūdna, dėl to, kad man vieniša. Nes iš tikrųjų dabar labai daug būtent vienišų ir su tuštuma viduj. Ir jos neužpildys joks kitas žmogus. Gali užpildyti tik tai jūs pats su pagalba. Vienas tikrai to nepadarysit, nes vienas pats save pateisinsit, pats save apginsit, pats save ir kaltinsit, ir vėl apginsit. Vienam nepavyks. Ir tam reikalingas tikrai antras žmogus į pagalbą. Ir kol jūs neturit antro žmogaus artimo, su kuriuo jūs galite artimai bendrauti, taip, tam yra specialistai. Bet tai yra darbas. Ir dažnai būna, kodėl sunku kurti, kodėl ten būna labai dažnai, kad kodėl aš bijau to pastovumo, kodėl aš bijau atsakomybės, kodėl aš bijau priimti atsakomybę. Už kiekvieno to, kodėl yra kažkokia patirtis, nemaloni patirtis. Galbūt tėvai išsiskyrė, galbūt
pirma meilė nelaiminga, galbūt aplamai meilė nelaiminga, galbūt kažkokia patirtis būtent šone kažkur matė, tetos, dėdės, močiutės, seneliai ir jos tai paveikia. Iš kur yra baimė? Taip, nes daiktus mes dabar galim lengvai pakeisti, 1, 2, 3, 4, vienas telefonas, po metų antras telefonas, mašinos lygiai taipogi. Ir tada atsiranda baimė, o su šito žmogum visą gyvenimą, taigi nuobodu. Tikrai nuobodu. Nes šie laikai, kai duoda tiek paklausos, tai su vienu žmogum. Kodėl? Kodėl aš bijau įsipareigoti? Kas stovi už tos baimės? Ir čia tik kiekvienas iš jūsų gali pamatyti ir atsakyti pats savo. Bet dažnai žmogus bijo tą padaryti. Dėl to reikia pagalbos.